Kur užkandžiai? Čia užkandžiai. Čia lesalas. Užteks lesti, laikas užkasti. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos snacks. Keliaujam prie mūsų rėmėjo rubrikos Krekenavos, kai norisi mėsos. Keliaujam į YouTube šio paskyrą ir dėjimai su mėsomis. Pasižiūrėsime vieną iš epizodų. Įprastai šitoj rubrikoje žvelgiam į kažkokius senesnius epizodus, prisimenam praeitie LKL rungtyniavusius žaidėjus, dabar vis dėlto aktualijos ir Kauno Žalgirio ataka prieš tą patį Panevėžio Lietkabelį. Gosas prameta, Mauzas Raitas ima kamuolį puolime ir va čia yra tas vienas iš momentų, turbūt apie ką reikia kalbėti čia. Ir pasimato tas žalgiriečių vis dar gana didelė energija, jeigu Mauzasas taip ima kamuolius nuo galvų, taip kyla su tokiu noru laimėti kažkam prieš Žalgirį, šitame sezone atrodo neįmanoma užduotis. Tai man dar ir šiaip pasimato, kaip Mauzasas Raitas dominuoja, iš esmės tu gali daryti, ką nori, bandyti atitvert, ten, nežinau, statyti, ką nori, kokį nori žaidėją, bet nu, tiesiog tai yra kito lygio atletas ir jis pasiema tos kamuolius. Tai jo, jeigu jisai bus toks motyvuotas, finale aš manau jisai bus. Aš manau, kad nėra jokių ženklų galvot, kad nebus. Tai, kaip ir apie visą Žalgirį. Tai Juventuso priekiniai linijai bus sudėtinga, Beniušiui ten atstovėti. Tikrai bus nelengva, Vranešas irgi tuo labiau gynybai pažeidžiamas žaidėjas bus reikalų. Šiaip dabar tai pagalvojau, Raitas turbūt per eilę metų yra vienas labiausiai dominuojančių aukštaūgių LKL. Taip, man jisai, jeigu taip ieškot palyginimo, tai tas jau nuvalkytas Brendonas Deivisas, bet taip pagal dominavimą, tokio kito turbūt nebuvo. Aišku, atsimenu, darbė Rytas turėjo Mavrokephalidę, irgi įstrigęs tas, kur tikrai buvo dominuojantis centras, per kurį daug buvo žaidimo ir jis ten buvo tik tais kitokių stilium daugiau, žinai, tais metimais, atšokimais visokiais ir panašiai, bet Vraitas grinai to atletiškumų, fizinė jėga labai išsiskiria. Šiaip neįtikėtina, kad Žalgiris turėjo Joshą Nybų, bet tame labai prastame sezone visi ir pamiršę jie yra. Ir nebuvo, kas jį išnaudotų. Tarkim, dabar Nybų įmesk tą į vietoj Mauzaso Raito, kai jis turi Williamsą Gosą ir Silveiną Francisko ir mes kalbėtumėm, koks yra neįtikėtinas Joshas Nybų. Tai man, žinai, tas irgi, aš tada prisidėjau prie jo to pasirašymą, aš jį pasiūliau realiai Šileriui ir tada jis atvyko į Žalgirį. Ir tada jo, kitą sezoną aš jau nedirbau ir mačiau iš šono, kaip jis išnaudojamas. Labai liūdna, Lukas Lekavičius, ten, žinai, pagrindinis kūrėjas komandai, tai ką tu gali išnaudoti. Tai vat kiek lemia aplinkybės ir kas yra šalia tavęs, tai tarkim, tikrai kalbėtumėm apie Joshą Nybų, jeigu jis būtų išnaudotas tuo metu. Kur užkandžiai? Čia užkandžiai. Čia lesalas. Užteks lesti, laikas užkasti. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos snacks.